Taip, laba diena visiems. Pradedamas kitos paskirties inžinerinių statinių projektuojamo Vytauto Landsbergio Žemkalnio gatvė 26 Radviliškyje projektų viešinimas. Informuoju, kad susitikimas bus įrašomas, nes įrašas bus pateikiamas kaip įrodymas, kad susirinkimas įvyko. Susirinkimo tikslas yra pristatyti projektinius pasiūlymus pagal statybos įstatymo 37 straipsnį. Tai yra, kai sklypui nėra paruoštas detalus planas. Taip pat pagal STR statinio projektavimas, kai projektavimas ir statybos yra finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Susirinkime dalyvauja pirmininkė Violeta Konkovskienė, sekretorė Ieva Žygaitinė, architektės, ir matau prisijungė iš savivaldybės atstovas Artūras Valuckas ir iš miškų urėdijos Gediminas Pavilauskas. Susirinkimas truks 1 valandą nuo 16 valandos iki 17 valandos. Iki susirinkimo pradžios jokių klausimų ir pastabų nebuvo gauta. Jas galima būtų įsakyti ir užduoti po trumpo projekto pristatymo iki susirinkimo pabaigos 17 valandą. Po susirinkimo bus surašytas protokolas su visais pasiūlymais, atsakymais ir dalyvių sąrašu. Todėl visi dalyviai, kurie norėtų pasisakyti, turėtų prisistatyti. Projektiniai pasiūlymai buvo prieinami, tai yra patalpinti Radviliškio savivaldybės puslapyje, tinklapyje, ir taip pat prie sklypo ribos buvo įrengtas stendas su informacija apie projektinių pasiūlymų viešinimą. Taip, kaip minėjau, yra projektuojami kitos paskirties inžineriniai statiniai ir dabar architektės trumpai pristatytų projektą. Taip, tai pirmiausia, norėčiau pristatyti bendrosius statinio rodiklius. Kalbant apie sklypą, tai sklypo plotas yra 9151 kvadratinis metras, sklypo užstatymo plotas 410 kvadratinių metrų, sklypo užstatymo intensyvumas 0,06%, užstatymo tankumas 0,05% ir apželdintas sklypo plotas iš viso yra 5852 kvadratiniai metrai. Sklype yra tik tai vienas pastatas ir jis yra esamas, tai prekybos kioskas, informacinis centras Grybukas. Jo bendrasis plotas yra 8,5 kvadratinio metro. Pagrindinis plotas taip pat sudaro 8,5 kvadratinio metro, yra vieno aukšto ir 4,4 metrų aukščio pastatas. Taip pat sklype yra projektuojami kiti inžineriniai statiniai. Tai pirmas yra pažinimo regykla, kurią aptarsime detaliau vėliau šiek tiek. Tai jos plotas sudaro 381,72 kvadratinio metro, yra 23 metrų aukščio. Tada kitas inžinerinis statinys yra terasa su stogine, jos plotas yra grubiai 104 kvadratiniai metrai ir 3,25 metro aukščio. Taip pat sklype projektuojamas pažintinis takas, kurio ilgis yra 265 metrai ir nuo sklypo žemės lygio yra pakilęs apie 5 metrus aukščiausioje vietoje. Ketvirtas statinys yra poilsio vietos arba kitaip dar vadinamas amfiteatras, tai jo plotas yra apie 80 kvadratinių metrų ir aukštis yra 1,75 metrų. Taip pat sklype projektuojami moduliniai statiniai, tai viešasis tualetas ir paviljonas, tai statinio plotas yra apie 11,65 kvadratinio metro, statinio aukštis yra 2,8 metro ir sklype numatomos rekreacinės erdvės, tai vaikų žaidimo aikštelė, sporto treniruoklių aikštelė, prie bokšto projektuojama laužavietė ir stovėjimo aikštelė. Tai dabar jūs matote sklypo planą, šiek tiek priartinsiu.
Tai sklypo sprendiniai yra derinami prie esamo sklypo reljefo, formuojami pėsčiųjų ir dviračių takai, pritaikomi patogiam žmonių su negalia judėjimui, nuolydžiai sklype yra nedidesni kaip 5%. Projektuojami takai prijungiami prie bendro miško takų tinklo, derinami prie valstybinės miškų urėdijos plano. Pagrindiniams sklypo takams naudojama klijuotos skaldos danga, o antraeiliams takams numatoma skalda. Sklype projektuojamos skirtingos funkcinės zonos, tai sporto zona, vaikų žaidimo aikštelė, laisvalaikio, poilsio zona, taip pat laužavietės, miško pažinimo takas ir regykla. Visos funkcinės zonos apjungiamas antžeminiais takais ir virš žemės pakilusių pažinimo taku. Sklype projektuojama terasa su stoginė, kuri yra įkasama į reljefą, taip suteikiant galimybę šlaitu užlipti ant terasos stogo. Ir didelis dėmesys skiriamas medžių vietai, medžiai yra maksimaliai išsaugomi, takai ir funkcinės zonos formuojamos prisitaikant prie esančios gamtos ir augmenijos. Tai taip pat galite sklypo plane matyti ir statinių eksplikaciją šioje dešinėje pusėje ekrano, kur yra sužymėti visi statiniai, kuriuos paminėjau prieš tai. Visi statiniai sklype patenka į sklypo užstatymo zoną ir yra prisijungę prie šalimais ir greta esančių pėsčiųjų bei pėsčiųjų ir transporto takų. Į sklypo projektuojamas patekimas yra iš vakarinės sklypo pusės ir čia labiau yra numatomas judėjimas pėstiesiems ir dviračiams, o numatomas tik būtinas privažiavimas aptarnaujančiam transportui. Kad sklypą galėtų lengvai pasiekti žmonės su negale, tai piečiau sklypo yra projektuojamos dvi žmonių su negale stovėjimo vietos, viena yra A tipo ir kita B. Taip pat šalia jų yra projektuojama šiukšlių konteinerių aikštelė, kur bus surenkamos atliekos. Dabar truputį padetalizuosime tai, kas yra numatyta projekte. Tai dabar ekrane matote poilsio zonos detalizaciją, tai numatoma sutankinto grunto suformuotas amfiteatras, sėdimos dalys yra padengiamos termomedienos lentelėmis, kad būtų šilčiau atsisėsti, taip pat formuojami laiptai ir šis amfiteatras prisijungia į virš žemės pakilusį pėsčiųjų pažinimo taką. Taip pat, kaip ir minėjo, yra atnaujinamas, remontuojamas esamas statinys, buvusi paskirtis prekybos kioskas, tai šiame pastate šis statinys bus naudojamas kaip informacinis centras lankytojams, sutvarkomas fasadas, įstatomi nauji langai, durys bei įrengiamas pasto vidus, bei atnaujinama stogo danga. Matote šio statinio fasadinį vaizdą, tai taip pat aplinkui sutvarkoma aplinka, įrengiami šviestuvai, atsisėdimo vietos bei sutvarkomas fasadas. Dar vienas iš statinių projektuojamas lankytojų centras, kuriame yra bendros erdvės, vyrų, moterių ir žmonių su negale sanitariniai mazgai, savitarnos virtuvėlė. Tai šis pastatas projektuojamas iš modulinių blokų standartinio dydžio, tai leidžia sukurti neribotą erdvę, lengvai sumontuojamas ir eksploatuojamas. Šio statinio fasadai yra standartiniai modulių fasadai, tai cinkuoto plieno skarda, spalva tamsiai pilka ir šalia matomi laiptai, laiptų turėklai, stogo terasos turėklai bei pažintinis pakilęs virš žemės takas, kurių taip pat turėklai yra iš korteno ir vieningos medžiagos per visą projekto dizainą. Dar vienas projektuojamas statinys, taip pat iš standartinio modulinio bloko, tai yra sanitarinis mazgas, projektuojamas antivandalinių konstrukcijų, fasadų apdaila taip pat cinkuota plieno skarda ir yra dekoruojama korteno lamelėmis. Tai vyrų, moterų ir neįgaliųjų sanmazgai atskiri.
Vienu iš pagrindinių teritorijos akcentų tampa miško pažinimo regykla, tai 6 aukštų miško pažinimo regykla, kuri leidžia pažinti tiek aplinkinį mišką, tiek parko teritoriją. Joje įrengiamas keltuvas žmonėms su negale, su vaikų vežimėliais ir panašiai. Taip pat yra lengvų konstrukcijų laiptai. Bokšto fasadams yra pasirinkta taip pat korteno lamelių apdaila, kad bokštas būtų vieningo dizaino, kaip ir visas parkas. Taip pat ši medžiaga yra priderinama prie valstybinės miškų urėdijos bendro dizaino, kuriame yra naudojami suoliukai bei stalai su kortenu. Viena iš zonų tai yra sporto treniruoklių zona, tai jos danga yra pasirinkta guminė sportinė danga, naudojami mediniai treniruokliai skirtingoms funkcinėms treniruotėms ir skirtingo amžiaus žmonėms. Jie yra mediniai ir kad kuo mažiau išsiskirtų iš aplinkos ir naudojamos natūralios medžiagos. Taip pat sporto zonoje yra įrengiama vandens stotelė atsigaivinti. Vaikų sporto žaidimo aikštelės įrenginiai taip pat yra mediniai, kad neišsiskirtų iš aplinkos, naudojamas vientisas dizainas bei smėlio danga apsauganti nuo nukritimų. Čia matote vizualizacijas parko, tai viršui kairėje vizualizacija iš ant parko esančios poilsio zonos, kurioje yra įrengti pakabinami tinklai, ant kurių galima ilsėtis, gulėti ir būti aukščiau virš žemės. Tada viršui dešinėje rakursas nuo pakilusio virš žemės pažintinio tako, taip pat matoma virš lankytojų centro esanti stoginė su terasa, į kurią galima užlipti tiek laiptais, tiek nuo šalia esančio šlaito. Apačioje kairėje yra vienas iš regyklos aukštų ir iš jo atsiveria vaizdas į visą parko teritoriją. Tuomet vėl viršui kairėje yra matoma poilsio zona su amfiteatriniais laiptais, atsisėdimo vietomis, pažintinis takas, regykla. Viršui dešinėje matomas remontuojamas pastatas Grybukas, tai informacijos centras. Taip pat parke yra numatomi zuikio formos šviestuvai, kurie yra išdėliojami visoje parko teritorijoje, suoliukai, šiukšliadėžės. Apačioje kairėje matomas vaizdas iš paukščio skrydžio, tai galima apžvelgti visą projektuojamą teritoriją. Apačioje dešinėje yra lankytojų centro ir regyklos vaizdas. Viršui kairėje matomas įėjimas į regyklą, suoliukai ir dalis sanitarinio mazgo, taip pat viršui dešinėje dar vienas vaizdas iš paukščio skrydžio, apačioje kairėje matomos laužavietės ir poilsio vietos, kaip ir minėjau, suoliukų ir stalų dizainas priderintas prie valstybinės miškų urėdijos bendro dizaino, naudojamas kortenas ir to paties dizaino mažoji architektūra. Taip pat matomas sanitarinis mazgas bei regykla. Ir apačioje dešinėje yra matomas taip pat bokštas ir pažintinis takas bei pėsčiųjų takai esantys ant žemės. Naktinėse vizualizacijose matomas parko apšvietimas, tai bokštui naudojami vertikalų šviestuvai, taip pat matomi šviečiantys zuikučiai, takų apšvietimas ir į pažintinio tako pakilusio virš žemės dangą yra įmontuojami apvalūs šviestuvai. Tai iš pristatymo turbūt būtų tiek. Ar turit klausimų? Artūrai, lyg atrodo, kad kalbat, tai nesigirdi. Atsiprašau, mikrofoną buvau nutildęs. Dabar jau girdim. Taip, čia gal pradžioj neprisistačiau, Artūras Valuckas, valdybės vyriausiasis architektas. Tai dar dabar nežinau, kas čia turbūt išmergino vieną pastatą, kitą projektavot. Kas galėtų pakomentuoti? Mes eigoj buvom dar kalbėję, kad vėliau, sakykime, ta regykla kaip ir interaktyviau
įformisim, kad pakeliui lipant galbūt sumontuot dar ir kažkokias tai stendus ar panašiai. Nepaminėjot, ta prasme, bet aišku jautriai, kad paskui tie lopai negadintų visos koncepcijos. Ir tą vietą daugmaž irgi vėliau reikėtų apspręsti, o vis dėlto kuriuose vietose čia. Ar čia apie keltuvo plokštumas? Gal, Artūrai, aš galėčiau pakomentuoti, čia galbūt šitas būtų tikslinga projektuoti kitame etape. Galimybė įrengti yra, bet dabar mes viešinam truputėlį, tos kaip idėjas neviešinam, taip, tai mums būtų gal aktualūs klausimai, kas liečia viešinimą patį. Aš gal papildysiu, kad bokštas yra suprojektuotas toks, kad turim galimybę vėliau įrengti jūsų minėtą ekspoziciją ar plakatus, stendus ar kažką panašaus. Tai tokia galimybė bus ir bokštas yra tam pritaikytas, tiesiog ne šiame projekte. Nu, suprantama, bet aš tik tiek norėjau tą akcentą, kuris galėjo būti paminėtas, kas yra svarbu, kad miško pažinimo ir gamtos pažinimo aspektui, nes orientacija turbūt tai ir yra, kad skatinti turizmą, pažinti rekreacinius miško išteklius ir panašiai, ir ko gero tie dalykai vėliau ir spręsis. Bet čia jau daugiau tokie, žinot, kaip ir kas liečia tą koncepciją visą ir interjerą ir panašiai. Tai, tęskit toliau. Aš čia gal aplamai publikai norėjau biškį užakcentuoti, kad galvojam apie tai. Taip, tikrai bus galimybė tai įrengti. Tiesiog daugiau, nežinau, prisijungusių žmonių nelabai yra, nebent kas dar turėtų klausimų. Jeigu ne, tai teks turbūt palaukti, galbūt eigoje dar iki 17 valandos kas nors prisijungtų. Be abejo, čia kaip ir toks noras ir buvo, kad būtent tas bendras kontekstas, sakykime, ir to sklypo, kurį valdo Radviliškio rajono savivaldybė ir greta Antaniškių rekreacinis miškas ir urėdijos pastangos būtent paversti miesto mišką pritaikytą daugiau lankymui ir tas mūsų noras bendradarbiauti ir padaryti tas erdves gyvybingas ir tie susišaukiantys estetiniai dalykai, konstrukciniai sprendimai. Be abejo, dar tokių irgi darbų bus ateityje ir sakykime, jeigu ten pritraukiami turistai, tai tos vietos spręstis ir parkavimuose, sakykime, kur automobiliai parkuosis, kokia forma dangos bus rengiamas, aišku, neradant tos gamtinės koncepcijos tokiom priemonėm, kad pernelyg neurbanizuotų šito erdvių. Tokiom priemonėm daugiau, kurios mažiau vizualiai ardo tą visą tokį gamtinį audeklą. Gediminas norėtų pasisakyti. Aš paklausti norėčiau. Labai diena. Taip. Kaip urėdijos atstovas, tai kur bus sandėliuojamos visos medžiagos, tarkim, skirtos visai šitai statybai? Be abejo, ir gruntas nusikasinės tikriausiai ten kažkur tai turėsit sandėliuoti, išvežti, ar tai atsivežti statyboms medžiagas. Gal galėtumėt pakomentuoti, ar esat nusimatę kažkokią atskirą vietą, ar ten toj pačioj statybvietėj, ar kur? Čia bus tik tai mūsų sklypo ribose. Niekur mes už sklypo ribų neužeisim ir jūsų kaip šalia esančių savininkų teisių mes nepažeisim.
Viskas turi tilpti mūsų sklype. Supratau? Ačiū už atsakymą. Geras ir aktualus klausimas, be abejo. Ir turbūt pagrindinis tas laikinas ir patekimas ir bus, kur yra būtent iš tos esančios aikštelės ta jungtim tako. Bet čia, kaip ir turbūt ne šio aptarimo klausimai, čia jau vėlesni, kai bus techninis darbo projektas, rengiamas statybų organizavimo dalis. Taip, bet viskas numatoma Bet taip, sklype, turi būt vietos čia yra numatyta. pakankama, taip, tai nėra tikslo, manau, užeiti už sklypo ribų. Irgi norėčiau akcentuoti gal dar labiau tokį, kad mes įsiliejam į miškininkų takus, projektus, kurie dabar yra ir buvo mūsų žiniomis rengiami, tai mūsų takas yra tiesiog toksai vidury atsiranda, tai praeina miško kelias, po to mūsų takas, visa šita rekreacinė, tokia pažinimo labiau zona ir toliau nueinama miško keliais. Kas norėtų toliau nagrinėti mišką jau grinai miške. Yra natūralu tai, kad dar netgi ir kai buvom paskelbę architektūriniai idėjai šios teritorijos sutvarkymo ir paviešinę, tai buvo ir visuomenės atstovo kaip ir tokių ir pastebėjimų, ir išreikštų pageidavimų, kad būtent dėl tų takų tinklo, kad būtų galimybė dviračiais tiek pėsčiomis ne tik apie tą buvusios estrados teritoriją, bet ir per mišką, kad išvystyti ir galimybė atsirastų to pažintiniais tikslais keliauti mišku, kvėpuoti gryno oro ir tuo pačiu rūpinti savo sveikata per judėjimą. Tai sakykime, miško perimetru ir toliau nueinantis takai, kurie užbėga ir į mūsų teritoriją ir toliau nuvilnyja ir nueina miško, sakykime, tiek pakraščių, tiek ir proskinamo, kad tiesiog miesto gyventojai ir svečiai galėtų naudotis. Aš norėčiau atsiprašyti, kadangi turiu kitą susitikimą 4:30, tai atsijungčiau tada, kadangi projektą pristatėt, išklausiau. Daugiau klausimų mes nebeturime. Ačiū labai, taip už jūsų nuomonę. Gerai, dėkui. Tai ačiū, viso geriausio. Viso. Tai mes irgi galim taip ir atsijungti, palaukti iki 17 valandos, jeigu. Ta prasme, kameras atsijungti, jeigu yra noras. Taip, vis tiek, jeigu kas jau pavėlavęs bandys jungtis, matysit, tada priimsim pokalbių ir... Taip, reikės tiesiog jau pagal reglamentą laiką išlaukti. Kaip ir idėjos vystymo ir, sakykime, sprendiniais, kurie tą
teritoriją padarys gyvybingą, tai galima pasidžiaugti. Aš kaip architektas tai, nu, kaip ir džiaugiuosi, kad kaip ir tokia užmiršta, apleista ta teritorija bus prikelta antram gyvenimui ir atsiras alternatyva tiesiog miestiečiams ir ne tik jiems, nes kadangi čia pabrėžiamas tas ir turistinis aspektas, galės ir smalsumo vedami ir ne tik apsilankyti ir išbandyti naujus potyrius, tiek užkylant į regiklą, tiek, sakykime, pasivaikščiant tuo plastišku tekančiu taku, tai vis tiek vienokios kitokios alternatyvos yra, tiek, kiek plotas leidžia. Be abejo, visada, kai yra didesni plotai ir didesnės laukymės, judesiui būna kaip ir daugiau erdvės ir daugiau tų elementų galima integruoti į teritoriją, bet tiek, kiek dabar leidžia, reiškia, ši erdvė, tai mes pakankamai, sakykime, gal ir dalinai ir intensyviai užpildom tai ir ko gero, reikėtų pabrėžti, kad nebūtų klaidingai suprantama, kad čia kaip viskas pramogom ar panašiai, kad čia yra kaip ir daug tokių, reiškia, veikų. Panaudoti kiekvienas pagal savo poreikį. Išklyst, pakeliauti ir, pavyzdžiui, atvykstantis jie visada irgi randa ką pažiūrėti ir įvertinti, ir architektūrą pasigrožėti. Čia kaip yra, sakyčiau, ir analogų yra, ir Anykščių, sakykime, ar ne, Lajų takas, ir būtent taip jau kaip ir miško pažinimo tikslais ir turbūt dauguma tiesiog gyventojų keliauja po Lietuvą ir savotiškai kolekcionuoja aplankytas vietas, įlipę ir bokštus, sakykime, iš kurių gali pasigrožėti vietovę, kraštovaizdžio. Čia gal toks ir bus tos viešos erdvės panaudojimas tikslingas.
Taip, dabar yra 17:00, praėjus 1 valandai, naujų klausimų nebuvo gauta. Ir Į aš gautą atsakymą, į gautą klausimą buvo atsakyta susitikimo metu. Tai ši informacija bus pateikta viešo susirinkimo protokole, užbaigiant projektinių pasiūlymų viešinimo procedūrą. Kaip pirmininkė konstatuoju, kad susirinkimas įvyko ir jį skelbiu baigtu. Laikas 17:00. Dėkuoju visiems. ačiū ir viso geriausio. Viso gero. Dėkui. Viso. Visa.